Labas, čia yra Reidas, savaitės eismo įvykių kronika, apžvalga, diskusijų ir komentarų pusvalandis. Ir šiandien laidoje matysite. Girtiems daužytis gatvėse nebeliko vietos, tai jie pradėjo daužytis kapinėse. Tai pavasario vaizdai iš mūsų magistralės, Šilutės rajone į medį sudužo Audi ir kiek kainuoja važiavimas per miestą motociklu ant vieno rato. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro vyresnioji inspektorė Rita Šideikytė. Per savaitę Klaipėdoje įvyko 25 eismo įvykiai, iš jų 4 įskaitinės. Buvo sužeisti 5 žmonės. Policijos pareigūnai sulaikė 246 kelių eismo taisyklių pažeidėjus ir 14 vairuotojų savo transporto priemonės vairavo būdami neblaivūs. Laidą pradėsime nuo nesusipratimo vienoje Šilutės plento teritorijoje, kur automobiliui Ford Mondeo atsimušus į priekinį vilkiko ratą, lengvajame automobilyje net keleivio oro pagalvė išsiskleidė. Atrodo viskas aišku, praleis kliūtį iš dešinės ir nereikės tų patalų kišti atgal. Tačiau ne, čia kilo diskusija. Turėjo praleisti. Kliūtis iš dešinės. Apsisukti ir atsikalėtės eina. Čia ir taip jūs turėjo praleisti? Taip turėjo praleisti. Sugalvojo sankryžą apsisukti ir atvažiavo tiesiai Maja. Kodėl sankryžą? Я хотела проехать сюда. Mes nesileisime ginčus, atvažiuos pareigūnai. Да, что теперь-то? Ginti Fordo vairuotojo susirinko grupė advokatų kabutėse. Vilkiko vairuotojas netgi buvo įtartas, esą jis vairavo išgėręs. Tačiau tai buvo paneigta alkotesterio pagalba. Incidento dalyviai įpūtė 6 nulius. Net ir tada ieškota sliekų. O sliekai tokie. Kadangi šioje vietoje nėra kelio ženklų, tai pradeda galioti kliūties iš dešinės taisyklė. Fordas privalėjo praleisti vilkiką. Kadangi tai buvo nesuprasta iš karto, tai atvykus policijai, jie kitą kartą avarijos kaltininkė gali pasiūlyti kokius 3 mėnesius pasivaikščioti pėsčiomis ir bus teisi, nes už avariją yra numatyta ir tokia bausmė. Šį kartą apsiribota 100 litų bauda, kadangi moteris neturėjo kitų pažeidimų, o juk būtų ir to 100 nereikėję, jeigu būtų suprasta savo kaltė ir užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Kaip penktadienis, taip ir Reidas. Anksčiau, gal prieš kokius 4-5 metus, jau Reido pradžioje policijos patruliai turėdavo sulaikę 4 eismo taisyklių pažeidėjus, iš kurių 3 būdavo girti. Dabar ne tie laikai, dabar visi iki skausmo važiuoja tvarkingi, eilute prisisegę saugos diržais. Tik štai mergina policijai liežuvį parodė. Negali būti. Jūs man liežuvį parodėt? Jo, ponas, ko iš čia filmuoja? Šiaip kelių eismo taisyklėse nėra punkto apie liežuvio rodymą, bet reikia iš mažumės žinoti, kad taip daryti yra negražu. Vairuotoja Dalia. Tuo metu Kretingalėje galvojate kas nors kitaip, ten irgi visi važiuoja teisingai ir tvarkingai. Štai ponia su Audi savo vyrus gale su diržais pririšusi ir ji yra teisi. Labą dieną. Labą dieną. Labai tvarkingus vyrus vežat, visi su diržais. Ką tu ginuoji? Tai nepabėgtų, ne? Taip. Kitoje gatvės pusėje ponas praradęs budrumą vos nepervažiavo per pareigūno kojas, o dar su ilgomis šviesomis važiuota. Vos per kojas mums nepervažiavot. Ko? Vos per kojas mums nepervažiavot, ponas. Ilgas vienas reikia. Per kojas mums nepervažiavot, su ilgom šviesom važiuojat, greitai važiuojat. Negreito, ne. Nu, mums pasirodė, kad greit. Sen žmogus, kur aš greit pavažiavau. Net ir kur davažiavau kažkaip. Viena šio Reido užduočių buvo motociklininkų tikrinimas. Šis vairuotojas itin tvarkingas, turi motociklininko pažymėjimą, bet negali vairuoti lengvosios mašinos, nes neturi reikiamos kategorijos. Arba motociklas su A kategorija, arba sunkvežimis su E, bet jokių Golfų ar Audi. Netrukus sustabdoma rimta pažeidėja. Mercedes-Benz priekinis stiklas aiškiai per tamsus. 48, reikia būti ne mažiau 75 plevelę nuo priekinio stiklo, kai nulupsi, tada bus normos ribose. O čia kas? O čia gerai. Čia gerai visą. 70. 70, tai priekinis žodžiu. Priekinis stiklą reikia vardyti. Čia 71. Nu, gal jūs jį nedarėt, bet nusipirkot ar kažką, bet jau yra padarytas. Ne, iš gamyklos taip nebūna. Iš gamyklos ant priekinio stiklo plevelės va šį čia neklejuoja. Čia matosi. Žinokit. Va, burbuliukai matosi. Burbuliukai matosi? Na, yra čia. Nu, bauda už tamsintus ciklus yra žinoma, vidurkis 150 litų. Pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko piliečių, kurie giriasi galingomis pažintimis. Neišimtis ir šis kartas Kretingalėje. O kaip ta žmona? Omdatelis tau... A jums rūpi labai mano žmona? Ką? Labai mano žmona? Mes pažįstame esam. Kai laukininkai atvykėt, gyvenot. Aš su jokia žmona laukininkų gatvėje negyvenau, ponas. Ne. Nepamest $20 čia nukritė. Su jokia žmona aš laukininkų gatvėje negyvenau, ponas. Taip, kad mes nepažįstami, žinokit. Ir Taikos prospekte negyvenau, aš su jokia žmona.
Drįsime pareikšti, kad galbūt su ponu mes ne tas moteris pažįstame, adresai nesutampa niekaip. Per penktadienio reidą Klaipėdos kelių policijos pareigūnai Klaipėdos, Šilutės, Kretingos ir Skuodo rajonuose sulaikė 3 girtus piliečius ir visi jie pasirodo besą dviratininkai. 4 piliečiai nubausti už kalbėjimą telefonu ir vairavimą tuo pačiu metu. 3 pakliuvo važiavę be diržų, juk niekas neprašo sektis diržą sėdantis ant unitazo, bet sėdai į mašiną, būk malonus sektis būtina. Na ir vienas eismo dalyvis nubaustas už geležinkelio pravažiavimo taisyklių pažeidimą. Tuo metu Palangos kelyje incidentą pateko vilniečių automobilis Audi. Žodžiu, atvažiavo virš 300 km, liko gal koks 10 km iki kurorto ir čia Audi užvažiavo ant kažkokio gulinčio daikto. Pirmosios vidury buvo jisai, tas daiktas? To juosta, jo. Pirmojos tai vidury. Priešais važiavo mašina? Nu, aš paskui ją važiavau. Aha. Nu, ir jinai staigiai pasuko. Aš galvoju, lenkia kažką ir tiesiai važiuoju, žiūriu tas, matau, kad nebeskiriu. Supratau, viską tau pravarė. Jo. Tas daiktas tai kaladėlė naudojama po vilkiko ar sunkvežimių ratais kišti, kad tie neredėtų. Dabar sunkvežimio nuvažiuota, o kaladėlė palikta ant kelio. Taip savaitgalis pajūryje vilniečiams ir sugadintas. Primename, kad pamačius kliūtį vairuotojas privalo sustoti ir ją pašalinti nuo kelio. Bet vieni pravažiavo, o kiti užvažiavo. Pirmi nuvažiavo, o antri liko be nieko. Naktį iš penktadienio šeštadienį, tiksliau jau šeštadienio rytą, kai buvo prašvitę, be 25 Šilutės rajone 8-ame kelio Sakučiai Žemaitkiemis kilometre lengvame posūkyje nuvažiavo nuo kelio ir vairuotojų pusė į medį trenkėsi automobilis Audi. Jis virto. Nenukentėjo tik gale sėdėjęs jaunuolis, šalia vairuotojo buvęs keleivis dėl žandikaulio lūžimo išvežtas į Klaipėdos ligoninę, o 19-metis vairuotojas per avariją patyrė politraumą. Jis neturėjo teisės vairuoti automobilio. Ar buvo vairuotojas blaivus, bus nustatyta vėliau atlikus kraujo tyrimą. Nu, mes už šią filmuotą medžiagą esame dėkingi reido draugui Romaldui. Taigi, mėly žiūrovai, pamatėte kelyje negandą, stokite, filmuokite, siųskite reidui. Mes įdėsime, nes dabar filmuoja ir fotografuoja ne tik mobilieji telefonai, bet ir raktų pakabukai bei koteliai. Pirmadienio rytą, tuo metu, kai padarioji klaipėdiečių dalis ruošiasi pradėti naują darbo savaitę, Pilies gatvėje į medį sudužo kitas automobilis Audi. Vairuotojas dingo. Pavairuota įdomiai, nes važiuojant nuo miesto, šoninis slydimas prasidėjo dar antroje eismo juostoje iki greičio slopintuvų. Atsitieškus į šaligatvį lūžo ratas, tad vairuotojas stropiai susirinkė savo daiktus dingo. Automobilis priklauso Kretingos gyventojui ir jis galės ilgai aiškinti policijai, kaip atsidūrė automobilis 6 val. Ryto atsimušęs į medį Pilies gatvėje. Čia tai būna, kai parduodi automobilį ir nesutvarkai visų dokumentų iki galo. Naujasis savininkas vairuos štai taip, o kankorėžiai ant galvos krenta senajam savininkui. Na, o pirmąją laidos dalį pabaigsime kraupių siužetų iš magistralės. Sekmadienį magistralėje netoli Andrijavo 41-ame kilometre įvyko siaubinga avarija, kai susidūrus transportams važiavusiems viena kryptimi, vienas iš jų, tai yra automobilis Mercedes-Benz Sprinter, anksčiau vežiojęs arklius, o dabar dirbantis autovežių, tad dabar vežęs dar vieną automobilį Toyota, buvo nusviestas nuo kelio ir apvirto šalia tvoros, saugančios magistralę nuo netikėtų laukinių gyvūnų pasivaikščiojimų. Nuo Klaipėdos judėjo naudotų mašinų pervežėjų Gurgulė, kai paskutinę mašiną atsitrenkė vilkikas. Nu va, važiavo tas pirmas. Šitas su Kia. Jo, tas pirmas važiavo. Iš paskas važiavo Sprinteris su kuzavu. Ne šit. Tas, kur guli ten grevy. Aha. Atvažiavo fūrų iš galo, gal nepamatė. Aš nežinau, kaip ten buvo. Aš su traliuku buvau nuvažiavęs, buvau priekį jų. Su šitoju buvot nuvažiavęs? Buvau nuvažiavęs į priekį. Avariją sukėlęs vilkiko vairuotojas teigia, kad jam bevažiuojant normaliu leistinų magistralėse greičiu kažkaip labai jau greitai pradėjo artėti priešakyje važiuojančių transportų galai. Aš parvažiuoju, o čia aš nesuprantu. Važiuoja, atrodo, mašinas juda. Vis artėju, jūs visų taip lengvai važiuoja. Aš pradėjau bačką stabdyti, o tam bačką ten ir plevasuoja. Pradėjau net į tą pusę, staigiai pasuksim su bačką visą priteisi. Dar didesnį jo val padaryti. Tai žodžiu, jūs biški greičiau važiavot negu tie. O tai bus. Jie apšibeveik. Sako, ant 60 važiavo, ant kiek. Tai vis dėlto kokiu greičiu judėjo karavanas, klausime Mercedes-Benz vairuotojo, kuris per stebuklą liko gyvas ir net nesužeistas, nors virstant mašinos stogas įlenktas toje vietoje, kur buvo vairuotojo galva. Sako, jėlį važiavai. Tai yra, vos važiavai? 60. 60? Magistraliai? Tai čia nieko nuostabaus, žinau, kad į subinę gavai. Nieko nuostabaus. Bet džiaugiuosi, kad gyvas likai. Jo, džiaugiuosi, kad gyvas likai.
Taigi, Mercedes-Benz Sprinterio vairuotojas mažino greitį, kad galėtų pristoti prie kelkraštyje jau sustojusio kolegos autovežio galo. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai, bet jie čia neturėjo ką veikti, visi sveiki ir blaivus. Karavanas vežęs apdaužytų mašinų krovinį į Pakruojį, buvo apdaužytas dar labiau, o štai gelbėti vilkiką atvyko specialistai iš Klaipėdos. Eismas magistrale buvo sutrikdytas neilgam laikui, reikėjo tik kantrybės ir kaip visada mūsų kraštuose atsiranda lygesni už lygius. Tuo metu, kol pareigūnas dėl gelbėjimo operacijos darbų sustabdė eismą magistrale, atsirado tokių, kurie galvoja, kad jie gali važiuoti per skirimą juostą aplenkdami stovinčius. Žodžiu, būti gudresniais. Lyg nematytų, kad stovi policijos mašina su švyturėliais, lyg nematytų, kad priekyje kažkas vyksta. Ne taip. Na, o šalinant avarijos padarinius paaiškėjo, kad iš sunkvežimio skirto arkliams vežioti, bet kuriame puikiai telpa ir mašina, nieko neliko. Liko tik aliuminio detalės. Kraupūs vaizdai šiurpino pravažiuojančius, bet nėra ko krūpčioti. Tai buvo banali avarija, kai atsimušama į galą ir joje net nebuvo sužeistų žmonių. Dabar mūsų laidoje reklaminė pauzelė, o po jos toliau laidoje matysite. Gatvėse daužytis mums nebeužtenka, daužytis pradėjome ir kapinėse. Kokios bausmės laukia, kai avariją sukelia girtas dviratininkas ir kiek kainuoja pasivažinėjimas ant vieno rato centrinė miesto gatve. Reklama baigėsi, prasideda reidas. Antroji laidos dalis. Pirmadienis buvo sunkus ir blaiviems, ir truputį išgėrusiems. Liepojos gatvėje Ford Mondeo vairuotojas kažkaip negrabiai pavažiavo ir nubrozino taksi automobilio priekinį bamperį. Ir tai dar ne viskas. Fordo vairuotojas buvo lengvai girtas. Jis važiavo iš Kretingos gatvės, suko šitą posūkį. Mašina čia važiavo, bet jisai norėjo pralysti. Vienu žodžiu. Nu ir kaip, rėmėsi. Jau žiūriu, kad mašina linguoja, sakau, stok, tai jisai dar atgal, tik biškį bamperį nuplėšė ir... Tai 2 kartus bakstelėjo? Ne, nu tai jis paskui jau pravažiavo normaliai, pasistatė mašiną. Viskas, prašau. Turbūt išgeręs matau esam, šiek tiek. Bedelių dabar turėsim. Bet tai kaip jūs neprasilenkė, tiek nedaug išgeręs ir vatau? Na, nežiūrėjau, ta mašina kažkaip tai užstojo, aš kažkaip tai prūkštų. Kaip aš taip, aš nežinau, nedaug ir... Nu ką žinau. A turėsit atliekamą 1000 litų? Taip. Turėsit? O jeigu 2 teisėjas duos? Nu, bliam, sunkiai su 2000. Sunkiai, nu labai sunkiai. Čia ir tiek pinigų neužteks. Čia ne šiaip vairavimas išgerus, čia avarija išgerus. Ir nesvarbu, kad lengvai išgerta ir lengvai įbrėžta. Vis tiek teismai tradiciškai skiria vidurkį 4000 litų, netenkant vairuotojo pažymėjimo 3 metams. Ir kitas siužetas bus girtas. Eina 10 Baltikum televizijos laidos reidas gyvavimo metai ir mes negalime sakyti, kad važiuojame į avariją Lebartų kapinėse 1 kartą. Mes važiuojame 2 kartą. Bet kad jos dalyvis būtų girtas, tai 1 kartą tenka su tokiu įžulumu susidurti. Kokie važinėja kapų tvarkytojai po amžinojo poilsio vietas. Ši avarija įvyko pirmadienio vakarą, kai ponia su Volkswagen Turanu, norėdama pavažiuoti nuo vieno kapo iki kito, apakinta saulės nepamatė, kad iš dešinės pusės parlėkė graborių sunkvežimis ir mašinos susidūrė. Po smūgio sunkvežimis užvažiavo ant kapų, nulankstė tujas, ši mašina neregistruota, be civilinės atsakomybės draudimo, o dar ir vairuotojas į puslengvą girtumo laipsnį 1,43 promilės alkoholio. Ir šioje vietoje turi nuskambėti sakralinė reido frazė. Nekaltas dėl avarijos, bet girtas. Turėjo nuskambėti, tai ir nuskambėjo. Slėpė pilietis savo nekaltas akis, ką tik girtas per numirėlių galvas važinėjęs, nepanoro savo išgyvenimais pasidalinti ir Turano vairuotoją. Vis dėlto, čia ne ta vieta, kad kalbėti garsiai, o šlaistytis girtiems tuo labiau. Vis tiek galvoje netelpa, kaip reikia važiuoti kapuose, kad mašinos po susidūrimo taptų nevažiuojančiamis. Tuo metu mieste tą patį gegužės 9-osios pirmadienį Gedminų gatvėje girtas dviratininkas, kuris vėliau įpūs 2,52 promilės alkoholio, lenkdamas kitą automobilį, išvažiavo į priešpriešą ir čia trenkėsi į automobilį Volkswagen Passat. Ну, я еду оттуда, километров 30 я ехал. Здесь ехала впереди машина. А этот велосипедист эту машину решил обгонять. Обгонять? Да, и он обгонял, на мою сторону вылетел, но он пьяный, вот так сюда.
Ну и все, соответственно, здесь ударился и пролетел. Пошел. Без швесов važiavo. Be šviesų važiavo? Taip. Со светом я ехал. Свет был? Да, я выключил свет, включил аварийный когда. Зачем я буду делать свет? Зачем я буду? Всегда должен быть. Включил аварийный. Но я остановился, включил аварийный. Я ему говорю одно, мне другое. Всегда должен был включенный свет. Свет и был включен. Нет, не было. Не buvo šviesų. Bet tai nesvarbu. Bet tai, kad ir nebuvo šviesų. Ar verta dabar atsimušti tą mašiną? Ar verta atsimušti tą mašiną? Kad ir nebuvo šviesų. Aš nieko. Nieko. Jūs neatsimušėt? Atsimušiau. Taip. Ir šiek tiek išgėręs esate? Pirmadienį? Ką šventėt? Spaudos atgavimo dieną? Gegužės 9. Kariavot? Taip. Jūs jau žinote, kad dviratininkui bus nustatytas sunkus girtumo laipsnis, jis bus apkaltintas, kad sukėlęs avariją, o bausmė jo laukia nejuokinga – 5 ar net 700 litų. Taip pat yra numatoma bauda ir jeigu dviratininkas sukėlė avariją, sugadino svetimą turtą, tai 140–200 litų. Visais atvejais girtam dviratį vairuoti labiau apsimoka negu automobilį, o šiaip tai geriausia apskritai vairuoti blaiviam, juk toks gražus oras buvo praėjusią savaitę. Trečiadienį rytą Statybininkų prospekte pėsčiųjų perėje automobilis Audi partrenkė pėsčiąją. Avarija vyko, kai pašvietų saulėje vairuotojas per vėlai pastebėjo 73 moteriškę. Žmogus parbėgo čia ir apinau su veidrodu, parkrito žmogus. O bėgo ar ėjo? Bėgo, labai greitai bėgo. Aš vaikus darželį vežiau ir spėjau tik prasukti, stabdžių prasukti. Vairuotojas metėsi į kairę pusę, bet už pėsčiosios rūbų, užsikabinus galinio vaizdo veidrodėliui, ji buvo nublokšta ant žemės. Per avariją pėsčioji patyrė kairės alkūnės sumušimą, lūžo jos nosies kaulas. O ten, kur kaulo lūžis, ten ikiteisminis tyrimas. Šiaip ši perėja yra pasižymėjusi pėsčiųjų trankimų, todėl būdraudį turi ir pėstieji, ir vairuotojai. Šioje laidoje jau kalbėjome apie tai, kad jeigu galite filmuoti, tai ir filmuokite. Štai pilietis tarsi išgirdęs mūsų prašymą, filmą sau suka. Labą dieną, ką jūs darot? Fotografuojam eismo įvykį. Ne, mane fotografuojat? Ne jūs. Kodėl? Ne, jūsų nefotografuojam. Bet ne apie tai mes čia susirinkome kalbėti Baltijos ir Šilutės prospekto žiedinėje sankryžoje, kur mikroskopinė avarija užkišo miestą. Čia pasirodo tarp vyrų būta ir kovos, tik kad abu absoliučiai priešingai pasakoja įvykių detalės. Žmonės tokie matosi taikingi. Aha. Nenorėjo iš pradžių pripažinti savo kaltę, iškvietėm pareigūnus. Lygtais viskas tvarkoja, viskas gerai. Buvo atvažiavo, lygtais jau sutikom pildyti deklaracijas. Viršininkas matosi toks labai nenorintis normaliai kalbėtis, nei dėrėtis, iš karto, kaip sako, čia mes laiko turime, mes čia galime daryti, ką norime, sakau, jeigu jūs galite taip daryti, ką norite, tai sakau, laukim tada pareigūnų. Supratau, tai čia jau konfliktas yra po avarijos. O pati avarija kokia? Duris laužė ir viską. Ką? Nu ką, piešia rankiną, sakau, uždarykite duris, aš nenoriu su jumis kalbėti, iš pradžių nesutiko, kviesk policiją, aš jau iškviečiau policiją, jis ateina jau su manim šnekėtis. Tai sakau, reikėjo iš karto, taigi sakau, aš buvau išlipęs, galėjome šnekėtis normaliai. Supratau, tai čia yra konfliktas jau po avarijos, o pati avarija kaip atsitiko? Pati avarija reikėvosi iš 3 į 2 juostą ir viskas. Visą laiką čia liga šito žiedo. Šito žiedo, visų žiedų, jo. O jūs važiavot 2 juostą iš kur? 2 juostą aš važiavau irgi iš Vilniaus plento. Iš Vilniaus plento? Ir tas iš Vilniaus plento? Tai dar toli nuvažiavot nesusidūrė, galvoju? Tai tame reikalas, kad jis matė automobilį ir labai gerai ir galų gale, taip kaip pasakyti, tiesiog sutiko filmuotis. Sakau, jūs tokius, sakau, tikrai reikia parodyti per televiziją, kad jūs tikrai jau matot jau visą automobilį išvažiavosi, ne, vis tiek, sakau, grūdatės į 2 juostą, tiesiog prievartą. Nu, iš 3 juostos persiridinėjau į 2 juostą, pažeidžiau keliuose. Taip. Bet agresyviai buvo nusiteikęs, jis nekalbėjo, durim trenkė ir teko kviesti policiją, kadangi vienas ekipažas atvažiavo, jis pasiūlė pildyti deklaracijas, jisai atsisakė. Iš pradžių lyg tai sutiko, paskui atsisakė, pradėjo gąsdinti būtent televiziją, aš tau televiziją iškviesiu. Dabar šitie pareigūnai yra 3 pareigūnai atvykę. Taigi avarijos kaltininkas aiškus, o kad po jos kyla karštos diskusijos, tai čia kaltas pietietiškas lietuvių temperamentas, kurio jokia eismo įvykių deklaracija neįveiksi. Smulkmė dar kartą įrodžiusi, kad bet koks nepageidautinas automobilių susilietimas paralyžiuoja eismą kai kuriuose uostamiesčio gatvėse. Prie Biržos tilto susidūrė maršrutinis taksi ir jaunos vairuotojos vairuojama Toyota. Ši po smūgio sukdamasi išlėkė į priešingą eismo pusę. Važiuoju 2 juostą, dar greitį 1 juostą, pamatė, kad ženklas yra.
ir jis jau susilyginęs staigiai ir davė tokį staigų posūkį, kad niekaip negalėjau sustabdyti. Ir jūs susidūrėt? Jo. Tai kas keičia važiavimo kryptį, tas kaltas yra? Ne, paprasčiausiai čia nereikia nei krypti, iš pirmos antarpo nosių suko, bet aš į galą neteikiu, matyti iš šono. Jaunojo Toyotos vairuotojai, legaliai vairuojančiai jau mėnesį, tiesiog pritrūko patirties, kad keičiant važiavimo kryptį, šalia važiuojantis transportas gali staiga dingti iš akiračio. O tu apie tai sužinai tik po susidūrimo. Mergina labai viską norėjo padaryti pagal taisyklės, nevažiuoti per plytas nei tiesiai, nei į dešinę, norėjo į kairę, o ten pasirodė besas kolega. Čia neseniai Lietuvoje buvo vykdoma akcija prieš chuliganišką vairavimą. Dabar savo ekranuose matote, kai slapto patruliavimo metu kelių policijos kameros fiksuoja tai, dėl ko yra nepatenkinti miestiečiai. Tai važinėjimasis motociklu ant vieno rato Taikos prospektu ir ne tik. Kelių eismo taisyklių pažeidimas prasideda Taikos ir Kauno gatvių sankryžoje, kur motociklininkas kirsdamas ištisinę liniją apvažiuoja mašinų koloną ir to jau pasukęs pradeda savo cirko numerį. Važiavimą ant vieno rato. Negana to dar fiksuojamas ir greitis. Važiuoja 140 km/h greičiu. Ir jis dar tolsta. Va, čia labai aiškiai. Už Taikos ir Baltijos prospekto žiedinės sankryžos į kameras akis įlenta dar vienas pažeidėjas, sumanęs per ištisinės linijas pervažiuoti iš pirmos juostos į trečią, bet mes ne to čia susirinkome. Motociklas vėl keliamas ant vieno rato, net šviesoforo reguliuojama sankryža taip pravažiuojama. Priminsime, kad šiais metais Taikos prospekte motociklininkas jau užmušė senuką einantį draudžiamoje vietoje, kaip tik netoli tos vietos ir sustabdomas motociklininkas. Primename, kad bauda už chuliganišką vairavimą yra nuo 1000 iki 2000 litų. Bet tai yra niekis, nes kartu atimamas ir vairuotojo pažymėjimas metams, o gal ir visiems dviems. Viso gero. Pasimatysime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro Baltikum televizijos eteryje. Būkite aplankyti. Sudiev. Aš stovėjau. Jūs nevažiavot atbulas? Jo. Ir jūs nevažiavot atbulas? Aš nevažiavau atbulas, aš stovėjau, laukiu. Niekas nesiskundė niekom? O ne, Yeah.